Mano mėgstamiausias Haufo pasakų personažas. Tikriausiai yra Vaiduoklių kapitonas iš pasakos Vaiduoklių laivas. O mėgstamiausias todėl, kad jis turi nedaug teksto, bet labai daug šneka. Ir šneka savo kalbą. Jisai kažką, pavyzdžiui, komanduoja, sakydamas taip. Čia, pavyzdžiui, pasako jisai taip, kad jo įgulai reikia keltis, nes išmušė 12 valandą nakties. Tada jis sako, čia reiškia, kad reikia eiti puotauti visiems ir dalintis piratų lobį. Kartais būna per daug linksma, kartais per daug prisifantazuojam, kartais per daug smagus, prisikrovęs per daug energijos išeini į pasaulį, kuriame dabar yra ruduo, lyja, tamsu ir daug purvo. Ir tada tokį jauti labai didelį pasipriešinimą su tuo, ką tu atradai darbe. Tai čia yra vienas didelis sunkumas, kaip po to, po repeticijų grįžti į normalų pasaulį. Pirma pasaka, kurią aš atsimenu, buvo mano amžinatelis babos pasakota. Važiuodavau pas ją į Užtrakį, ten kartais nakvodavau. Ir baba prieš miegą vis laik pasakodavo pasaką apie Bebenčiuką. Ir pasaka apie Bebenčiuką, aš dabar jau kaip suprantu, buvo kelių pasakų miksas. Buvo kažkaip ir Jonukas, ir Gretutė, bet Gretutės nebuvo, buvo tik Jonukas, kuris kaip ir aš lyg ir buvau. Buvo, atsimenu, ragana, kuri tą Bebenčiuką maitindavo ir vis prašydavo, kad jis iškištų pirštą. Ir baba, aš tai padarydavau, baba čiupdavo mane už to pirštą ir sakydavo, o dar per kudutis tas pirštas, reikia papinėti tave, Bebenčiukai. Aš labai juokdavaus tada. Ir po to kažkaip tas Bebenčiukas pabėgo, bėgo virš medžių viršūnėmis nuo vienos ant kitos šokinėjo, tada galiausiai grįžo, įkišo raganą į orkaitę, man rods, ir ją sudegino ir tai labai džiaugdavaus, kad raganas sudegė. Mano laivo kapitonas palinkėtų ateinančioms kartoms, kad jeigu pas jūs į laivą kada nors ateina koks nors šventikas, dervišas, maldininkas, jūs jo nenušaukit iš karto. Jūs kažkaip išsiaiškinkit, ko jis nori, kokias galias turi, ką jis jums gali padaryti, jeigu jūs jį nušausit. Ir neskubėkit, visą laiką neskubėkit. Pirmą išsiaiškinkit, kaip kas yra. Nedarykit pirmą žingsnių nepagalvoję. Pagalvokit. Labai daug priežasčių, kodėl žiūrovas turėtų eiti šitą spektaklį. Pirmiausia, yra labai geras kainos ir kokybės santykis. Mokate labai nedaug pinigų, už vaikiškus spektaklius bilietai yra tikrai nebrangus ir jūs gaunate kūrinį, kur visa kūrybinė komanda, aktoriai, apšvietėjai, garsistai, administracija sudėjo lygiai tiek pat jėgų, kiek statant suaugusiems spektaklį, tą, kuris yra dvigubai brangesnis ar net trigubai. Tai čia yra pirmas. Antras, atėję į spektaklį jūs sutiksite labai daug įžymių aktorių, tokių kaip Mindaugas Acevičius, jaunosios kartos aktorių, Irena Kirkorskytė, Rokas Kajus Misiūnas, Mantas Paviljonis, tada mano kartos aktorių kaip Giedrį Orlovskį, tada yra vyresnės kartos aktorių, tokių kaip Jovitas Kukauskaitė, Gintautas Suodas, Sandra Juzė,
ko aš dar nepaminėjau, berods visus išvardinau. Tai labai didelė aktorių komanda pasiruošus jūs sutikti. Taip pat trečias dalykas, dėl kurio verta ateiti šį spektaklį, kad jūs pirkdami vieną pasaką Vaiduoklių laivas gaunate iškart 3 siaubo pasakas. Kitos 2 yra kaip akcija. Akcija visą laiką vykstanti ir dar perkat vieną, gauna 3. Ir dar ne tik 3, jos yra įvilktos į dar vieną tokį pasakinį gaubtą. Ir tas gaubtas yra įveltas į dar vieną pasakinį gaubtą, toks Inception. Tai va, labai daug, aš manau, priežasčių eiti šį spektaklį.